Sveiki, pakankamai senai dariau kažkokį tai video ir dabar nesenai visai praėjau pro prekybos centro Maximo tokį skyrius, kur realiai pats visiškai nevaikštau ir realiai atradau 10 produktų, kurie iš tikrųjų kaip ir nėra traktuojami ar laikomi kaip produktai, kurie sukelia galbūt nutukimą šiokį tokį ar didesnį, bet jie iš tikrųjų turi žiauriai daug cukraus ir jo, tai nėra kažkoks tai medus, ledai, kur ir taip visiems aišku, kad pilna cukraus, tačiau tokie produktai, kuriuose to cukraus yra kur kas daugiau tiesiog paslėpta. Taigi, turiu susirašęs ir 10 produktų. Pradėsiu nuo Danonki jogurto. Taip, tai tarp vieno indelio Danonki jogurto yra daugiau nei 11 gramų cukraus ir tai yra apie 3 šaukštelius cukraus. Ant pakuotės, aišku, parašyta, turi daug kalcio, vitamino D ir, aišku, prisideda prie normalaus vaikų kaulų vystimosi. Tai, jo, toksai pats pirmas ir jau iš karto baisus dalykas. Ir taip pat pasakysiu tiesiog įdomumo dėlį, kad Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamas dienos cukraus kiekis yra apie 24 gramus, tai yra apie 6 šaukštelius cukraus. Ir jo, iš tikrųjų, pažiūrėję visus tas 10 produktų, pamatysime, kaip greitai iš tikrųjų per dieną susideda 40 gramų cukraus. Ir iš tikrųjų, jo, žiauriai greitai. Dėl to būna žmonės, aš tik tai vieną šaukštelį medaus, čia tik vieną kartą. Bet iš tikrųjų, žiauriai greitai susideda ir atsiranda nutukimas. Ok, toliau. Antras produktas, Kubuš sultis. Tarp 900 ml buteliuko yra apie 10 gramų cukraus, tai yra 2,5 šaukštelio. Toliau, musli šokoladukas. Šokoladukas sveria tik 30 gramų, iš jų daugiau nei 8 gramai cukraus, tai yra 2 šaukšteliai cukraus. Toliau, kečupas. 100 gramų yra 16,5 gramų cukraus. Jo, ko gero dauguma pasakysime, kad kas iš mūsų suvalgo per kartą 100 gramų. Jo, niekas nesuvalgo, ko gero, bet 50 gramų, ko gero tikrai dauguma suvalgo. Ir iš tikrųjų, tarp 50 gramų gaunasi jau 8 gramai maždaug cukraus, 4 šaukšteliai. Ir tie 8 gramai tarp to produkto, kuriame iš tikrųjų to cukraus visai neturėtų būti, tai vėlgi yra daug. Beje, ant pakuotės parašyta, kad kečupas be konservantų. Tikriausiai geras dalykas. Toliau, sausi pusryčiai Nestle. Ant jų parašyta fitness, tikriausiai vėlgi geras produktas, ar ne? Nelabai. Tarp 100 gramų yra 26 gramai cukraus. Tai čia yra 6,5 maždaug šaukštelio. Vien suvalgę 100 gramų šitų sausų pusryčių jūs jau viršėte dienos rekomenduojamą normą. Bet, beje, ant pakelio vėlgi parašyta nesmulkinti grūdai. Tai vėlgi, must be good, ar ne? Toliau, gal kažkiek aiškesnė, galbūt dauguma žino, kad ten daug cukraus, tai yra greitai paruošiama avižinė košė. Pats indelis tik 35 gramai, bet iš jų daugiau nei 8 gramai yra cukrus. Tai yra daugiau nei 2 šaukšteliai. Vienas labai įdomus. Per televiziją nuolatos pamatysite Belvita pusryčiai. Visiems asocijuojasi, visiems išreklamuota, koks jis geras, koks jis sveikas, ar ne? Viename sausainyje, kuris yra 12 gramų svorio, yra 4 gramai cukrus. Tai yra 33% to sausainio yra tik cukrus. Tai yra 1 šaukštelis. Bet vėlgi, ant pakuotės parašyta, turi daug vitamino E, magnio ir geležies. Ir beje, labai įdomus punktas rašo energija visam rytui. Jo, tikriausiai, nežinau, labiau ir tikėtina, kad 30 minučių. Toliau. Magijos sūrelis.
45 gramų sūrelyje 12,5 gramo cukraus. Tai yra daugiau nei 3 šaukšteliai. Vieną sūrelį suvalgote ir jūs jau pusiaukelį tą rekomenduotiną dienos cukraus kiekį. Ir paskutiniai du, nežinau net kurį išsirinkti. Vienas iš dviejų mano mėgstamiausia, tai yra Nescafé 3-viename kava. Viename maišelyje, kuris beje sveria 17,5 gramą, iš tų 17,5 gramų 9,3 yra cukrus. Tai yra beveik 2,5 šaukštelio cukrus. Neblogai, ar ne? Ok, ir tarkime, kad mano mėgstamiausias 10, kurį beje radau nuėjęs į ekologiškų produktų skyrelį, tai yra šokoladinis ir pieniškas kremas. Ekologiškas. 100 gramų yra 53 gramų cukraus. Nemažai, ar ne? Ir tai yra 13,5 gramo šaukštelių cukraus. Smagu, ką? Ir jo, vėlgi, galbūt 100 gramų, galbūt daug kas ir vėlgi nesuvalgo per vieną kartą, bet 50 gramų vėlgi tikrai dauguma, jeigu ne visi tikrai suvalgom, ir tai vis tiek tai yra 26,5 gramų cukraus ir beveik 7 šaukšteliai cukraus. Tai vėlgi jau iš karto viršijame dienos kiekį cukraus. Ir, dar vienas smagus punktas. Parašyta, kad tas kremas yra 100% organiškas. Fun, jo. Taip, tai iš esmės, kaip ir sakiau, visi žinome, kad tarp ledų, šokoladų, visokiausių cukraus pilna. Ir tikrai žinome, kad jie ten mums tikrai nepadės sulieknėti, bet vėlgi, stebėkite produktus, kurie lyg ir atrodytų yra televizijoje, reklamų, visų išreklamuoti, kad tikrai super geri produktai. Stebėkite juos, žiūrėkite etiketes ir tikrai pamatysite, kad 70, galbūt mažiausiai 75% visų prekybos centrų produktų iš tikrųjų jums nėra tinkami. Ok, viskas, šiandien tiek ir iki susimatymo kitame video. Viso.